Šiemet Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla švenčia ne tik 15 metų sukaktį, kai tuometiniai muzikos mokyklai buvo suteiktas Čiurlionio vardas, tačiau ir 50-ąją muzikinės veiklos sukaktį. Ta proga penktadienį Sveikatos ir poilsio centre Grand Spa Lietuva surengtame iškilmingame minėjime savo muzikinius sugebėjimus rodė ne tik mokyklos mokiniai, bet ir mokytojai. Per 50 šios mokymo įstaigos gyvavimo metų muzikos mokyklai vadovavo 6 direktoriai. Dabar jai vadovauja Onutė Akstenaitė Subačienė. Džiaugiamės, kad mūsų mokykla per tokį ilgą laiko tarpą išleido tikrai nemažai mokinių, kurie šiuo metu yra garsų žmonės. Džiaugiamės tuo, kad yra nemažai mūsų auklėtinių pasirinkę kelią dailininko, muzikanto. Ir tiesiog gerais pasiekimais. Konkursų turime daug laimėtojų. Žiūrint į istoriją, tai svarbiausia, kad pati mokykla muzikos įsikūrė 1960 metais. Vėliau, 1978, atsirado dailės mokykla Druskininkuose. O dar vėliau, tai yra 2010-ais, sujungus dailės ir muzikos mokyklas, patapome meno mokykla. Čiurlionio meno mokyklos jubiliejinėme renginyje dalyvavo ir buvusios šios mokymo įstaigos mokinės Seimo pirmininkė Irena Degutienė ir europarlamentarė Laima Andrikienė. Garbios viešnios noriai dalijosi prisiminimais apie muzikos mokyklą, šiltai žodžiais minėjo savo pedagogus. Dabar prisimenu su nostalgija, nes aš kaip tik buvau ta pirmoji muzikos mokyklos laida. Aš apgailestauju, kad nei tuometinio mokyklos direktoriaus, nei mano mokytojos Likerauskaitės nėra gyvųjų tarpe, šviesios atminties mokytojai. Mokykla buvo mažytė, pati kūrimosi pradžia, iš tikrųjų buvo 3 mokytojai ir 20 gal vaikų. Po to jinai augo, net ir patalpų tų nebėra, kur buvo mūsų muzikos mokykla. Tai, kas buvo vaikystėje, kas buvo jaunystėje, yra gražiausi prisiminimai, gražiausi metai ir visada prisiminti tai su nostalgija. Bet ką galiu pasakyti ir palinkėti, kad visada vaikam reikia skiepyti suvokimą meno, grožio nuo vaikystės. Nesvarbu, kad tu netapsi profesionaliu atlikėju, muzikantu, tačiau meilė muzikai, meilė grožiui, tu įskiepysi vaikui nuo mažumės, o po to, ką gauni vaikystėje, pamiršti negalime. Mano mokyklos, tos, kur stovėjo prie Rudnyčėlės ant kalnelio, nebėra. Labai gailėjausi, kai atvažiavau į Druskininkus ir pamačiau, kad mokyklos nėra. Bet mokykla yra, nes pastato gali nebūti, bet kai tu atvažiuoji ir randi savo mokytojus ir savo draugus, su kuriais kartu ėjai į muzikos mokyklą, tai dar yra mokykla. Dvasia. Ir aš labai su dideliu noru čia važiavau, kai mane išrinko Europos parlamentą pirmą kartą. Tai pirmas darbas, pirmieji mano svečiai iš čia buvo mano mokytojai. Muzikos mokyklos mokytojai, mano specialybės mokytoja Olga Skairienė, mokytoja Šturma ir, aišku, ne visi mokytojai gyvi. Kai kurie mano mokytojai jau už ežerėlio yra mirę, bet tuos, kurie dar galėjo atvažiuoti, aš tiesiog galvojau, kad mano pareiga juos pakviesti, nes už labai daug ką gyvenime, ką aš turiu, esu dėkinga jiem. Praėjusiais metais Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos ir Vytauto Kazimiero Jonyno dailės mokyklas apjungus į vieną mokymo įstaigą, jai buvo suteiktas Čiurlionio meno mokyklos vardas, todėl jubiliejaus šventėje dalyvavo dailės ir muzikos mokyklų pedagogai bei mokiniai. Per visą dailės mokyklos gyvavimo laikotarpį ją baigė 758 mokiniai. Dailininko kelią pasirinko daugiau nei 100 baigusiųjų. Per 50 muzikos mokyklos veiklos metų ją baigė 1071 auklėtinis, 90 jų pasirinko muzikų profesijas, o kai kurie sugrįžo dirbti į mokyklą, kurią patys kadaise baigė. Emocijos liejasi per kraštus. Sutinkam dabar savo buvusius, aš dabar sutikau savo pirmąjį mokytoją, Aleksandrą Jurgelionį. Visą gyvenimą, nuo pat pirmos, kaip prasidėjo šitą muzikos mokyklą, aš įstojau į ją, baigiau
paskui baigiau konservatoriją ir vėl grįžau čia. Pas mane tik yra vienas įrašymas į mano darbo knygą. Labai smagu, kad ateini, visus pažįsti, visus žinai iš artimiau, labai smagu, kad tavo mokytojas šalia yra, kada tu visą laiką gali pasiklausti nuomonės, visą laiką gali sulaukti patarimą, visko, labai smagu. Įeiti, vėl sugrįžti ten, kur viskas yra pažįstama ir žinoma. Čiurlionio meno mokyklos 50-osioms gyvavimo metinėms skirtame renginyje buvo galima stebėti jaunųjų muzikantų ir jų pedagogų koncertą. Scenoje taip pat buvo galima pamatyti ir buvusius šios mokyklos mokinius Miką Suraučių, Ronatą Balkaitienę, Anatolijų Oleiniką. Renginiui pasibaigus visi dabar dirbantys ir buvę minėtos mokymo įstaigos pedagogai bei mokiniai įsiamžino bendroje nuotraukoje.